Mano psichologė sako, kad jeigu žmogus yra įdomus, tai jį apšiks visada. Jei nesvarbu, gerai ar blogai, vienu žodžiu, tu esi belio kokio žmonėms, tu esi žvaigždė. Jeigu tave persekioja, pasižiūrėkit, tik tokie žmonės sėdi, jie nežino, ką daryti. Jie nebežino, ką daryti. Vienu žodžiu, kaip pritraukti žmonių. Man stengtis nereikia. Aš ir taip esu įdomi į savęs. Aš sėdžiu prie puodų, lipdau šokoladus. Dabar žiūrėjai, ar Ariomių šokoladas daugiau sulaukia dėmesio, ar mano? Žinoma, kad mano. Bet ar aš spėsiu tiek pagaminti su viena formele? Žinoma, kad ne. Tai va, kas norit, galite susisakyti. Airomė gerą dėmesį sulaukia, o jūsų? Nesvarbu, lyje, kokią dėmesį sulaukia, vis tiek yra dėmesis. Nėra jokio skirtumo. Vis tiek man yra dėmesys, belia koks dėmesys, tai yra man pinigai. Papasakosiu jums, kas labai rūpi apie mane. Ten pas tą merginą ne mano pistacijų kremas, ten ne mano šokoladas, jeigu ką. Ten ne mano. Reikėjo, ten ne mano šokoladas gamintas, aš dabar neturiu, gaila parodyčiau. Tarp kitko, matėt laimą mano metu, kada valgiau. Tai ne mano gamintas šokoladas, hebra. Aš esu aferistė ir esu kurva, bet pati geriausia ir pati gražiausia savo vyrui. Trampampam, trampampam. Nereik pergyventi dėl mano kurvizmą, dėl mano aferizmą. Kokiau es, tokiau es. Nieko nepakeisiu.